Labukas. Kartais žmonės užpyksta ir pamiršta, kad neatleido. Ir yra žmonių grupė, kurie galvoja, kad neatleidė, jie daro labai gerą darbą, nes ne tik neatleidžia, bet ir dar žemina tą žmogų, dar apšmeižia, dar apkalba, dar prideda nebūtų dalykų, kad tik įskaudyti tą žmogų, kad tik jį pažeminti, su visokiais purvais sumaišyti jį su žemėmis. Ir aišku, to žmogaus reputacija kenčia, bet jūs nebūsite danguje už tai. Nes aiškiai parašyta Biblijoje, turite atleisti, nes jeigu jūs neatleisite, Dievas Tėvas danguje jums neatleis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs būsit pražuvusios avys, ar ožiai. Biblijai parašyti, tie, kur neklauso Dievo, yra ožiai. Ir jie bus pražuvę. Ir tas neatleidimas, tai yra širdies kietumas. Ir galbūt jūs nenorite emociškai, bet jūs privalote. Protiškai turite suprasti, kad tai jums kenkia. Ir tai yra legalios durys ateiti pas tą žmonės ir jiem kenkti visokiojopai. Ir tai jūs galbūt apkalbėjote kitą žmogų, bet tai yra nuodėmė jums. Šmeižtas, apkalbos, pavydas, neapykanta, neatleidimas ir einant daugybę nuodėmių po to, kai jūs neatleidote, kai jūs susirūstinate, kai jūs užpykote. Ir tai, pavyzdžiui, yra tokia mintis ir aš manau, kad yra labai teisinga mintis, kad žmonės serga vėžiu nuo neatleidimų. Ir jie daugybę sykių yra neatleidę. Ir kartais žmogus yra neatleidime, bet jis to nesupranta. Ne visada tu supranti, kad tu neatleidai. Kartais būna, tu pamatai tą žmogų, tada ateina pyktis. Bet iki tol, kol to žmogaus nematai, tu nesupranti, kad pykai. Ar žmonės pamiršta, jie turi tą trumpą atmintį. Ir aš, pavyzdžiui, sakau, vos ne kiekvieną dieną sakau, aš atleidžiu, prašau Viešpatie, perkeis man širdį ir aš paleidžiu rūstumą, neatleidimą, nuoskaudas, prieštaravimus, pasipriešinimą Jėzaus vardu. Ir jūs turėtumėt prašyti, kad Jėzus perkeistų jūsų širdį ir akmeninę širdį padarytų žmogaus širdimi. Nes tas blogis, viskas eina į širdį ir po to tas blogis iš širdies išteka. Ir, pavyzdžiui, jūs įžeidė vienas žmogus, bet jūs įsiliejate ant kito žmogaus, nes tai veikia kaip nuodai, užkratas, kaip virusas. Jūs po neatleidimo, po užpykimo, jūs esat pažeidžiami. Ir per tai gali ragana, ką nori daryti su jumis, su jūsų gyvenimu. Jie žaidžia su jūsų gyvenimais. Nes yra durys atviros jiems. Jūs turite atsiprašyti Dievą, atleisti visiems, atleisti savo pačiam, jeigu ką blogai padarėt. Ir uždaryti, prašyti Dievo uždaryti tas duris, kurios buvo atidarytos į jūsų gyvenimus, jūsų šeimą, jūsų namus, Jėzaus vardu. Kiek greita. Prašau sekti ir girdėti Dievo žodį per mane. Kiek greita.